Nežavi lėktuvai? Dar ne. Ne, bet šitas yra geras, iš tikrųjų sakau, čia yra Latvių gamybos. Latvių gamybos ultra lengvas lėktuviukas, kuris, man atrodo, gerokai virš 300 maksimalų greitį pasiekia, kas ultra lengvam lėktuviukui yra kaip ir geras skaičius labai. Laukiu lenktynių starto. Bandau, kad padrasintų vyrukai, bet kažkaip nesulaukiu. Šitoj komandai užuojautos nesulauksi. Niekada. Nu, nelabai. Perinko viskas kaip ir buvo gerai, išvažiavau treniruotę, jaučiu vibraciją gale automobilio, tai jau kaip ir turbūt reduktorius, kaip sakė mechanikai, 50/50. Pirmam važiavimui dabar iš Kauno, skubiai keliauja antram važiavimui iš mano senutės reduktorius. Tai tikiuosi, kad šitas atlaikys pirmą važiavimą. Kaip tavo reduktorius? Jis man nėra toks, tarp kitko. Jis man iš dėžės pusę išeina. Viskas gerai. Šio, atstok, mums rengtis reikia. Greitai, minutė iki starto. Minutė. Koks jausmas paskutiniam būt? Nežinau, šiaip jausmas įdomus. Geras startą pasėmė. Seniai žiūriu, Someris po kairę. Jisai pramiegojo startą. Mes dviesiai išlėkėm jo. Dar į tepinį nešpiliu, 10 litrų supiliu tepinį moką. Levo pastoja kaip spjaudo, net vogio tą tepą. Ja? Bet čia reduktorius, vokia, jau nemokamas. Bet tu ne, nuo pat pradžių nuo šį. Jo, bet jau dainuoja tik orkestras, visas galas ir vibracija mašina. Laukiam kažkur pakeliu jau kitas reduktorius, nes jau antrom lenktynėm, tai čia būtų. Kiek liko laiko? Pats kas virvė užsidėt ant kako. Ką? Kiek liko laiko iki antrų lenktynėm? 3,5 valandos. Kažkur jau už valandos turėtų, manau, būti. Kažkur čia reduktorius. Gal. Nežinau, per kiek laiko, šimts per kiek. Kai eisim tartis, turi paleisti šią pirmą. Turėjau detalių krentančių iš kažko. Startas buvo labai fainas, Somerį apsilenkėm, bet aš ant vieno posūkio slydau, žolė teko pasivėžinti ir jau nebuvo vietos, kaip sugrįžtam arčiau jo. Tai jau, tiek žinių. Kur tas reduktorius? Skrenda. Kur buvai tiek ilgai? Labai daug lenkt turėjau. Tais momentais supranti, ką reiškia, žinai, lenktynės. Kai kažkas, žinai, dėl 20 minučių trasoje tau veža 400 kg 5 ar 4 valandas pusvalandį, kad tu galėtum sustartuoti. Na ir tada dar, aišku, vyrai visą dieną guli po mašiną, sukdami varžtus. Jis, aišku, nieko aš nesuprantu. Ko tu toks nuliūdęs, susitvarkė? Už. Šiaip jau tas visas savaitgalis šitas bedon viso mašinas. Tai va.
Sutaupiau taupyt vien. Pasakok. Ką pasakot? Iš kur dopingo gavai? Atvežė iš Kauno. Iš Palemono. Ne, nežinau, mačiau avarijų, Dainius mačiau su to, Someris liko kažkaip ten spustelėjau šį ir kažkas ne taip žiūri, sulėtėjo ir kažkur dingo. Taip ir įvežiau visiem minutę. Taip jau būna. Patenkintas teoriškai, kaip turbūt ir tapau Baltijos šalių, Lietuvos šalių čempionų šiandien. Nu, dar reikia suskaičiuoti iki galo taškus, bet man atrodo, kad jau paskutinio etapo net nereikia man startuoti. Tai, nežinau, šampano neturiu, mineralinių išgersiu už tai. Ir kažkas buvo didelis pokšt. Tada labai stipriai kairę pusę nuvilko. Nors ir sakau į dešinę. Tai du variantai tai būna, arba plyšta padanga, arba lūžta važiuoklė. Tai mano atveju plyšo padanga. Ir kadangi kaip tik pravažiavus įvažiavimą į pitleiną tas nutiko, tai nebebuvo prasmės laužyti mašiną ir važiuoti ant ratlanko dar vieną ratą, kad pasikeist ir kad finišuot, tik tai finišuot. Jis atrodo vat sveikas, bet taip nėra. Nu niek, ką padarysi? Kažkas, kaip Andriaus tėtis sakė, kažkas vėl tą ranką patraukė nuo petėms.